Kada paskutinį kartą tikrinot savo kredito istoriją? O galbūt netikrinot jos niekada, nesakysit ir taip jūs žinot, kas ten parašyta. Bet tada ima ir ateina toks momentas, kada kreipiatės į banką paskolos ir štai jos negaunate, nes jums koja pakišo ne kas kitas, o būtent jūsų kredito istorija. Taigi, kas ten parašyta? Dabar mėginsime ir išsiaiškinti. Kalbame su Credit Info Lietuva teisės skyriaus vadove Dovilė Krikščiukaitė. Sveiki, Dovilė. Sveiki, Ugnė. Pirmiausiai apibūdinkim ir įvardykim, nes mes kalbėjom su žmonėm gatvėje ir tikrai ne kiekvienas žino, kas yra ta kredito istorija ir kas joje yra parašyta. Tai kasgi tai yra? Taip, tai kredito istorija tikriausiai yra tam tikrų duomenų rinkinys, duomenų susijusių su paprastai, įprastai tam tikrų įsipareigojimų vykdymu. Tai įsipareigojimai gali būti įvairiausi, gali būti įsipareigojimai finansinėms institucijoms, bankams, greitųjų kreditų davėjams, gali būti įsipareigojimas telekomunikacijų kompanijai, netgi gali būti įsipareigojimas tam tikrų komunalinių paslaugų teikėjams, tai yra vykdyti tam tikrus įsipareigojimus. Tuomet, jeigu tie įsipareigojimai yra nevykdomi arba jie vykdomi yra nelaiku, tie įsipareigojimų nevykdymas tampa skolomis. Na ir tikriausiai skolos yra pagrindinis dalykas atsispindintis toj kredito istorijoje, kredito istorija. Tai kaipgi ta istoriškai, kaip yra tam tikrai įsipareigojimai vykdomi. Tai žmonės dažnai ir įsivaizduoja, kad aš greitųjų kreditų neįimu, tai kas ten gali būti blogai toj mano kredito istorijoje? Kas juos gali labiausiai nustebinti? Nes jūs paminėjot komunalinius mokesčius. Pavėlavau 3 dienas susimokėti už vandenį? Taip, tai iš tikrųjų gal pavadinimas gali šiek tiek klaidinti kredito istoriją, gal tada iš karto greitasis kreditas, tai ne, tikrai ne vien tik tais greitieji kreditai, bendrai įsipareigojimai. Daugiausiai įsipareigojimų, aišku, mes taip įsivaizduojame, kad turime arba galime turėti finansinėms institucijoms, bet kaip ir minėjau, tai gali būti ir komunalinių paslaugų teikėjas. Tikriausiai, jeigu 3 dienas vėluosi, tikrai dar nieko nenutiks, niekas ten nepradės skelbti registruose ar ne tos informacijos, bet jeigu tai yra pastovus elgesys, tai yra pastovus nemokėjimas laiku tam tikrų mokesčių, tai yra nevykdymas laiku savo įsipareigojimų. Jeigu praeina daugiau laiko negu įprastai, tai yra 30 dienų, tai jau gali būti, kad toks duomuo atsidurs būtent, pavyzdžiui, Credit Info duomenų bazėje ir apie tokį jau tada tokią informaciją, kad kažkoks asmuo vėlavo susimokėti tam tikrus mokesčius, vėlavo grąžinti paskolą, vėlavo susimokėti už telekomunikacijų paslaugų teikėjų paslaugas, tai tada šitą informaciją gali atsidurti registre ir jinai bus prieinama visiems. Senaties terminą turi tokios istorijos, kad aš prieš 10 metų kažką ten labai vėlavau, kažką labai pamiršau ir kažkas ten buvo labai blogai. Po 10 metų tai gali vis dar man pakišti koją? Turim senaties terminą, būtent jūsų paminėtas ir yra 10 metų nuo tos atsiradusios skolos grąžinimo. Tai yra 10 metų jis dar bus matomas, vėlgi įtaka, kuri gali pakišti koją imant tam tikras finansinės paslaugas. Tai jinai vėlgi truputį mažesnė yra, tai manau, kad priklausomai nuo finansinės institucijos, bet tikiu, kad jinai ten jau labai taip griežtai tikrai nežiūrės, jeigu tai jau bus 9 metai praėję. Tai tikriausiai vis tiek tas laikotarpis yra dar mažesnis, ten sakyčiau kokie 3 metai, kur dar truputėlį gali atkreipti dėmesį finansinės institucijos į tai, kad ten prieš 3 metus buvo kažkokia skola. Bet jinai apskritai tokia kaip žymima ir kaip matoma, tai bus 10 metų po skolos grąžinimo. Šiaip ta kredito istorija šiek tiek dar tokiais kartais mitais būna apipinta, kad aš esu, pavyzdžiui, girdėjus, nežinau, ar tai tiesa ar netiesa, kad jeigu tu kreipiesi į kuo daugiau institucijų, tarkim, dėl paskolos galimybių, dėl paskolos sąlygų, tavo kredito reitingas jau mažėja, nes galėtum kreiptis štai į vieną. Aš nežinau, ar tai yra tiesa. Ar daug yra tokių kažkokių mitų ir šitas mano paminėtas čia turi kažkokios racijos, ar čia iš piršto laužta informacija? Čia iš tikrųjų turi racijos, ne visai visiškai teisingai pilna informacija, bet kreipimasis ir dažnas kreipimasis į greitųjų kreditų davėjus čia konkrečiai apie greitųjų kreditų davėjus. Tai yra kreipimasis, pavyzdžiui, į didžiuosius bankus, į kuriuos paprastai žmonės kreipiasi dėl didesnių paskolų, paprastai būsto paskolų, jokios įtakos neturi. Bet būtent kreipimasis ir dažnas kreipimasis ir į keletą
daug greitųjų kreditų davėjų turi įtakos. Truputį paaiškinu, kodėl. Dėl to, kad, jeigu žmogus turi poreikį greitam kreditui ir paprastai tai yra mažesnės sumos, vadinasi, tikrai pas jį nėra, tai jau ta finansinė situacija tokia jau gera, ar ne? Nesikreipiame mes tikriausiai kiekvieną penktadienį, jeigu pas mus viskas yra gerai su finansais, kiekvieną penktadienį greitojo kredito davėja 300 eurų. Tai va tas, jeigu pastebime, kad žmogus dažnai kiekvieną savaitę, kartą į mėnesį kreipiasi greitojo kredito, tai jau yra truputėlį tokia indikacija, kad galimai ne viskas asmeniui su jo finansinė situacija yra gerai. Dar ką esu girdėjus, kad kartais tu susimoki, tarkim, kasmet deklaruoji savo pajamas, susimoki mokesčius ir neduok Dieve, ten pamirši 2 eurus, tada tau užaugs labai dideli delspinigiai, tada tau praneš tik po 10 metų, kada tie delspinigiai bus kosmiškai dideli ir va tada tai jau tvarkykis, turėk bėdą. Čia irgi būna tokių istorijų, ar jos irgi toksai mitas sklandantis? Tokių istorijų tai tikriausiai būna, taip aišku, tikriausiai neturėtų būti, nes žmogus turėtų būti informuotas, ypatingai šiais laikais, kai tai yra tų informavimo priemonių tikrai visokių. Aš tikiu, kad taip gali pasitaikyti, galimai nebūtinai taip norint, kad taip nutiktų, bet netyčia ar ne kažkokios žmogiškos klaidos. Bet ar tai turės įtakos, tai tie 2 eurai, kurie buvo nesumokėti kažkada prieš 10 metų valstybiniai institucijai, kaip pavyzdžiui valstybiniai mokesčių inspekcijai, tai pas mus įtakos neturės. Ir tikriausiai, man sunku dabar pasakyti iš tikrųjų už visas finansinės paslaugas teikiančias įmonės, bet tikiu, kad tai tikrai bus, taip, arba suprasta labai teisingai, arba iš viso nebus pažiūrėta į tai. Bet vėlgi, jeigu tai yra skolos bet kokias finansinės paslaugas teikiančiams institucijoms, telekomunikacijų bendrovėms, komunalinių paslaugų teikėjams, tai tada tai įtakos gali turėti. Kam dar reikalinga ta kredito istorija? Kas dar tikrina? Ar čia mes kalbam tik tai tada, kada aš imu būsto paskolą, automobilio leasingą ar kažką, ar dar kažkur jinai yra naudojama? Iš tikrųjų dar yra naudojama pakankamai plačiai visų institucijų arba visų įstaigų, kurios teikia kažkokią tai tam tikro finansinio pobūdžio paslaugą. Tai gali būti, pavyzdžiui, daiktų nuoma. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad daiktą, kurio yra, pavyzdžiui, vertė 1000 eurų, ar ne, aš duodu, bet už jį nesumokama yra iš karto, ar ne, tai tam tikros ten kažkokios tai mėnesinės įmokos. Ir šitoj vietoj, taip išeitų, kad tas davėjas to daikto, jisai kaip ir norėtų suprasti, ar tas žmogus, kuriam tą daiktą aš duodu, ar jis yra finansiškai patikimas, ar jis man mokės, ar jis turės galimybę mokėti. Tai ne tik finansinės institucijos, tai gali būti ir nuomos paslaugos, leasingo paslaugos, telekomunikacinės bendrovės stebi kredito istoriją, gali pasižiūrėti, nes visos tos institucijos, kuriams svarbu yra, ar asmuo gebės susimokėti, ar gebės atiduoti kažkokį tai tą grąžą, kurią turėtų atiduoti. Jeigu ta kredito istorija ir tas kredito reitingas žmogaus nėra pats geriausias, ar yra būdų ir kokių būdų, jeigu jų yra, kaip pasigerinti tą kredito reitingą? Nutiko man ta skola, viskas ten blogai tuo metu buvo, bet dabar jau taip nebebus. Taip, tai tikrai visko gyvenime nutinka ir čia labai dažnas yra klausimas ir svarbiausias yra dalykas laiku vykdyti įsipareigojimus. Čia tikriausiai turėtų būti, vakare nueinu miegoti, ryte atsikeliu. Ir štai greitai, vos per 10 metų pasitaisysit tą savo istoriją. Nutiks tikrai greičiau negu per 10 metų, dėl to, kad ir Kreditinfo sudaromas kredito reitingas, įtaka kredito reitingų ir tą neigiamą įtaką turi skolos 3 metus nuo jų apmokėjimo. Tai ką ir norėjau pasakyti, ta informacija neįmatoma, finansinės institucijos arba kitas finansinės paslaugos teikiančios bendrovės, ją gali vertinti, jeigu turi kažkokių vidinių taisyklių, tvarkų, šito komentuoti nelabai nežinau, nelabai galėčiau, bet Kreditinfo sudaromom reitingui turi 3 metus. Jinai vėlgi 3 metus turi ne vienodą įtaką, jinai realiai su kiekvienu mėnesiu, su kiekvienu tam tikrų laikotarpiu ta įtaka visiškai mažėja, kur visiškai nueina iki to momento, kad nebeturi jokios įtakos. Tai tikriausiai vėlgi, grįžtant prie klausimo, pagrindinė taisyklė yra vykdyti laiku savo įsipareigojimus. Tai yra neturėti skolų, o skolos čia jau suprantam, kaip kad pradelstas mokėjimas ir neįvykdytas laiku įsipareigojimas.
Dovilė, ar verta kiekvienam pasitikrinti tą savo kredito istoriją tiesiog? Nes aš prisipažinsiu, aš esu tarp tų žmonių, kurie nesitikrino savo kredito istorijos ir man atrodo, kad aš viską žinau, kas ten yra. Bet ar galiu aš ten rasti staigmenų? Žinoma, galit, jeigu nesitikrinot, nežiūrėjot, nematėt ir to nedarot, pastoviai, tikriausiai labai dažnai irgi tą daryti nėra labai didelės prasmės, jeigu neturim įsipareigojimų arba jeigu jų turim, bet nedaug ir žinom, kad ten daugiau mažiau tikrai žinau, kad viską sumokėjau, tai nebus ten kažkokių labai didelių pokyčių, bet aišku, jie verta pasitikrinti. Ir dar labai trumpai, kartais egzistuoja tokių skelbimų, kur įmonės ar konkretus asmenys, kurie sako, mes padėsim jums čia greitai sutvarkytą jūsų kredito istoriją. Čia tikra paslauga? Negirdėjau apie tokią paslaugą teikiančius konkrečiai, reikėtų paklausti jų tada, ką jie ten jau daro, kad tą sutvarkytų, bet tikrai nėra įmanoma, nes įmanoma yra, nežinau, gal jie kiekvieną rytą skambina ir žmogui primena, kad jis turi vykdyti savo įsipareigojimus. Susimokėk mokesčius. Taip, galbūt. Bet tikriausiai nieko kito, kaip tik tais laiku vykdyti įsipareigojimus. Šitoj vietoj nelabai yra kitų būdų. Ačiū Jums, Dovilė, už pokalbį ir ačiū už patarimus. Jeigu Jums kyla minčių, ar tikrai pas mane viskas ten yra gerai, paprasčiausia yra tiesiog pasitikrinti ir būti ramiam, kad tikrai taip ir yra. Evaldai, šiandien padarysim įdomų eksperimentą, man pačiai gana netikėta, sakyčiau, nes dažnai nedarau, nesitikrinu savo kredito reitingo. Pasitikrinsim tavo kredito reitingą. Tvarkelę. Ar pirmą kartą tą darai? Pirmą kartą niekad nesitikrinu, aš girdėjau, kad jis egzistuoja ir čia manau kaip su IQ testu yra. Tu nenori pasitikrinti jo, nes sužinojus didesnis šansas, kad nuliūsi, negu apsidžiaugsi. Girdėjai, o kur girdėjai, kokiose kalbose, pavyzdžiui, girdėjęs kredito reitingą? Tai iš visų žmonių, kas pradeda imti būsto paskolas. Ateina laikotarpis, toks amžiaus tarpsnis. Taip. Ateina laikotarpis, kai tavo draugų rate pradeda dažniau kalbėti apie neįdomius dalykus. Kredito reitingus, paskolas, remontus, komunalus. Taip. Tai tu esi jau beveik tam laikotarpį ir čia mes irgi darom pirmą kartą tavo tokį įdomų atradimą ir tu pasitikrinai kredito reitingą. Taip. Iš tikrųjų buvo labai paprasta, nes bent jau per šitą puslapį Credit Info, tai tiesiog prisiregistruoji su Smart ID ir vieną užsakymą padarai. Ir pažymi būtinai varnelę, kad duotų reitingą, nes kitų atveju, kaip aš, turėsi dar kartą daryti užsakymą, kad gautum. Žodžiu, reikia skaityti tos mažus, čia irgi tas laikotarpis, kai jau reikia pradėti mokėti mažą šriftą žvaigždutes. Čia šiaip ironiška, nes su laiku mažiau mažo šrifto įskaitai, tai man atrodo. Aš turiu akinius irgi ne šiaip savo užsidėjusi. Bet Credit Info taip, dažniausiai kalbama yra apie tai, kad galima pasitikrinti kredito reitingą, tai nėra viena vieta, kur galima pasitikrinti savo kredito reitingą, galima Lietuvos banko puslapyje irgi gauti ne reitingą, bet istoriją savo įsipareigojimų, nereikia už tai mokėti, užpildyti galima aprašymus ir pasižiūrėti. Bet kredito reitingas, Credit Info, tai yra vienas iš būdų. Vienas iš būdų pasižiūrėti, galėsim pakalbėti daugiau, ar tai yra viskas, kas yra svarbu įmantis paskolą ar ne. Bet dabar grįžtam prie tavo reitingo. Gavai numerį, įvertinimą ir raidę. Nuo mokyklos ir universiteto kažkaip atpranti gauti skaičiuką. O kokioje klasėje buvai mokykloje? C klasėje buvau, tai džiaugiuosi, kad pakilau. Biškai dabar yra B klasė kredito reitingo. Taip. 0,74%. Nežinau, ką šitie procentai rodo. Žiūrėk, parašyta. Jūsų tikimybė vėluoti atsiskaityti su kreditoriais 90 ir daugiau dienų. Tai čia arti nulio. Arti nulio. Beveik taip. 0,74%. Tai jeigu tu gautum A rizikos klasę, tai yra 0, tai yra labai aukštas patikimumas, B aukštas patikimumas, C vidutinis patikimumas, D ir E jau yra labai žemas patikimumas, tai yra nuo 20 iki 100% tikimybė, kad tu vėluosi mokėti savo įsipareigojimus. Čia jau didelis no-go. Bet tu neturi paskolų didelių. Lizingo. Bet vis tiek tie pradelsti, kaip tu sakėjai. Čia ir yra, ne? Tie 7-4%. Čia tavo tas, kas yra labai įdomu su kredito reitingu ir tu sakai, ateina laikas, kai žmonės pradeda galvoti apie paskolas ir tada jie pradeda galvoti apie kredito istoriją. Man labiau patinka žodis istorija, todėl kad tai iš tiesų yra istorija, kuri kaupėsi 10 metų atgal. Ir kai ateini imti paskolos, sakykime, kai tau yra 30 metų, tai yra nuo tavo 18 metų istorija, kuri parodo
kiek tu esi patikimas partneris skolinti tau pinigus. Tai yra, kiek tų laikų gražini ir kiekviena ten pradėlsta diena kažkokios nedaro gal didelės tragedijos, bet piktybinė pradėlsimai daro. Mane galėtų jie, tarkim, nuo 20 padaryti, ne nuo 18, nes alkoholio, pavyzdžiui, nuo 18 negali nusipirkti. O jau tave stebi kiek... Bandomasis laikotarpis, žalias lapas. Aš manyčiau, kad turėtų pradėti kredito istoriją žiūrėti po universiteto, nes tada jau išeini, kaip pasakyti, darbo rinką, logiškesni sprendimai, nes, aišku, kaip kuris brandumo lygis neša, arba žmogaus, ten nežinau, baimė įsipareigoti finansiškai, bet nuo 18 metų iš tikrųjų atrodo gan rizikinga ir gan sunku, nes čia tas laikotarpis iki kokio gal, nežinau, 25 metų, toks visokių pabandymų, parizikavimų, klaidų darimo etapas, tai iš tikrųjų... Girdžiu, ką sakai, bet turiu nuliūdinti ir aš iš tiesų apie kredito istoriją kursą įtraukčiau į mokyklos, turbūt 12 klasės ar 11 klasės finansinio raštingumo ugdymo planą, būtinai, privalomai. Žinai kodėl? Todėl, kad tai yra ir tas laikotarpis, kuomet daugelis jaunų žmonių susigadina kredito istoriją, nežinodami apie ją, negalvodami apie ją ir nesuprasdami, kad kažkoks išsimokėtinai paimtas telefonas ir su Erasmusu išvažiavus vasarą pamirštos įmokos, jos nugula į tą istoriją ir iš tiesų truputėlį gaila, bet nuo 18 metų jos gali turėti įtaką. Gera naujiena yra ta, kad kredito istorija ir kredito reitingas, kai tu ėmėsi paskolą, tikrai nėra kažkoks čia tas skaičius nuosprendis. Iš tiesų, tai yra indikatorius. Mano atveju visai gerai, jeigu pagal šitą, ne? Taip, tikrai, labai, man tai parašyta, aukštas patikimumas. Super. Kaip gali nepasitikėti žmogum? Aš visiškai atviras, viskas tvarkoja, žalia rodiklė pas mane. Žalia rodiklė. Iš tiesų yra svarbu ir pajamos, ir jeigu ten vienas kitas pradelstas mokėjimas, nėra taip svarbu. Finansinės institucijos, kurios suteikinės kreditą, jos vertins daugiau parametrų, tai gali būti ir tikrai ir pajamų stabilumas, ar darbas yra samdomas, ar kažkoks yra nuolatinis, ar ne. Ir kiti dalykai, kas dar turbūt yra svarbu tau, kad imant būsto paskolą, pavyzdžiui, kažkokį didelį įsipareigojimą, jau ne tik tavo bus svarbi kredito istorija. Bet tu sakai, kad tau tik pagerins. Aš tikiuosi, jinai neprisidirbs. Galit turėti kito pasimatymo idėją tau. Slepia gal nuo manęs, tikiuosi ne. Kai jau sudarysi biudžetą, gali tą kitą sunkesnį pokalbį pasitikinti. Jinai daug atsakingesnė už mane, tai aš manau, kad jos kredito istorija turėtų būti dar švaresnė. Ir aš žinau, kad jinai nepraleidžia mokėjimų, jokių beveik nepagalvoja. Tai manau, čia dar... yra kur pasigrumti man ir pasitobulinti. Iššūkis, kokioj klasėje, žodžiu, kredito istorijos esi?